Dvi pasakos. Scenarijaus autorius Sutėjevas. Režisierius Amalrikas. Dailininkės Privalova ir Sazonova. Kompozitorius Frenkelis. Operatorius Drujanas. Filmą dubliavo aktoriai Irena Garasimavičiūtė, Aldona Vidaraitė, Jonas Kavaliauskas, Vytautas Šimkus, Audrius Chadaravičius. Lietuvos televizija. Obuolys. Čia taip šokinėjai. Štai ten mano obuolys kabo. Nuskink jį man. Mesk jį man. Na, greičiau. Mat, koks tu? Šitas obuolys mano. Stok! Kas atsitiko? Kur mano obuolį neši? Tai mano obuolys. Jis nukrito, o aš jį pasiėmiau. Tuoj pat atiduok man obuolį. Stok, čia mano obuolys. Aš jį nuskyniau, duok šį man. Ne, mano obuolys. Aš pirmasis jį radau. Oi! Kas čia dabar? Koks čia triukšmas? Koks čia triukšmas, klausiu aš. Tu, Miša Ivanovičiau, miške visų didžiausias, visų protingiausias, tad išspręsk mūsų ginčą. Kam liepsi atiduoti obuolį, to ir bus. Kas rado obuolį? Aš. Jis ant obels kabėjo. O kas jį nuskynė? Kasgi dar aš? O aš jį sugavau. Taip. Gerai. Taigi, man rodos, jūs visi teisūs. Ir todėl kiekvienam iš jūsų priklauso obuolys. Betgi, čia tik tai vienas obuolys. O jūs padalinkite tą obuolį į lygias dalis. Ir tada kiekvienas pasiimkite po gabalėlį. Tai kaipgi mes anksčiau to nesupratom. Taip, taigi, na matot. Labai gerai.
Čia tau, kiški, už tai, kad tu pirmasis pamatei obolį. Čia tau, varna, nes tu pirmoji obolį nuskynei. Čia man, už tai, kad aš sugavau obolį. O čia tau, gerbiamasis Loki. O man už ką? Ogi už tai, kad tu mūsų taikei ir davei išmintingą patarimą. Na, dėkoju. Dėkoju joms. Oi, skanu. Iš tikrųjų. Iš beskriaudos. Čia pirmoji pasaka baigėsi, o antroji prasideda. Stebuklingoji lazdelė. Ei, dygiagalvi, kur skubi? Namo einu. Aš irgi. Eime, drauge. Eime, dviesi keliaujant ir kelias trumpesnis. Oi, štai tau. Kuriems galams ta lazda? Kokia iš jos nauda? Tai nepaprasta lazda. Žinok, šita lazdelė stebuklinga. Oi! Ei, dygiagalvi, palik tą savo lazdą, vis tiek su ja neperšoksi per upę. Tai keistuolis savo lazdą maudo. Na, lazdelę, netingėk, šokinėti man padėk. Oi, pasirodo, tu puikiai šokinėji. Aš visai nemoku šokinėti. Tai stebuklingoji lazdelė man padėjo. Ko tu taip pamažu velkiesi? Turbūt tau lazda trukdo. Oi, skęstu.
kabinkis į lazdą, tik stipriau. Oi, lazdelė, tu šauni, zuikis skęsta, gelbėk jį. Oi, ačiū tau, ežiuk, tu mane išgelbėjai. Ką, tai stebuklingoji lazdelė tave iš pelkės ištraukė. Imk lazdą, stok prie medžio. Ak, lazdelė, kasgi bus, reikia gelbėt paukščiukus. Matai, ežiuk, ir vėl padėjo tavo stebuklingoji lazdelė. Ir dar kaip, o tu ją numest norėjai. Sveikučiai, gerbiamieji. Senokai besimatėme. Tavęs, ežy, aš nekliudysiu, tu dygus. Traukis greičiau iš kelio. Na, ko stovi? Neždinkis, kol gyvas. Lik sveikas, zuikiuk. Lik sveikas, ežiuk. Na, dabar mums niekas netrukdys. Oi, lazdelė, vėl padėk, lapės kailio negailėk. Tuojau aš tave. Na štai ir atkeliavom. Dabar tau į kairę, o man į dešinę. Taip, jeigu ne tavo stebuklingoji lazdelė, aš nebūčiau sugrįžęs į savo gimtuosius namus. Tada pasiimk ją. Galbūt jinai tau dar pravers. O kaip tu be lazdelės liksi? Menkniekis. Lazdą visur galima rasti. O burtai, štai kur jie. Teisybė. Burtai, štai kur jie.